parodysiu. Lietuvą paliekam 8 laipsniai. Dalia kaip šalta. Tikimės, kad rodė bus šilčiau. Nusileidome. Visą skrydį pramiegojau. Šilumos čia labai daug. Tai labai geras oras, iš tikrųjų labai šilta. Atvažiavome į 7 dalykų kažką. Čia turėtų būti waterfalls ir šiaip dar kažkokių dalykėlių. Kol kas labai gražu. Povai vaikšto savo laisvai. Tai žiūrėsim, ką pamatysim. Jau priekį keliauja. 4 minutės iki ir kažką gražaus pamatysim. Yra tokios kavinukės. Danukas išdžiuvęs visas, nes ne sezonas, tai yra ten tik tai tiek, bet jeigu būtų vandens, tai būtų čia labai gražu. Nu, tetki, pasiruošęs atgal eit? Taip. Nepavargot? Ne. Gerai. Eisim į tokį tunelį, kur nieko nesimato, eina savo. Na, per tokį tunelį reikia eiti. Kur nieko nesimato. Tamsu. Čia matosi tunelis. Mes galvoju, jau numirėm. Šviesa tunelio gale pasirodė. Geras. Šviesa. How are you, man? How was your haters? Sugalvojo pašokinėti nuo uolų. Liekame Blue Grande, labai gražus paplūdimys. Rekomenduoju. Įėjimas į paplūdimį yra va pro kavinę, įėjus į kavinę ir tada laiptukai žemyn nusileidai į paplūdį. Labai smagiai susipažinom su savininku, kuris įkūrė ir šitą restoraną. Čia yra viešbutis, baseinai ir paplūdimį. Tai labai fainas vyras, 2004 metais įkūrė čia viską. 2003 pradėjo šitą restoraną daryti ir 2004 įkūrė viešbutį. Pats savo rankom kasinėjo visą pliažą. Tai buvo smagu susipažinti, labai fain.
Τα φώτα σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε, η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Stavime paragauti pakeliui vyno degustaciją, tai vyno degustacija nemokamai ir paskui galim ką nors nusipirkti parduotuvėje, bet tai yra neprivaloma. Tai išragavom jau 3 vynus, dabar 3 ragausiu, tai dabar bus pusiau sausas, prieš tai buvo sausas. Pirmas skaniausias. Dar gavom mūsų with coffee, va šitą likerę padegustuoti. Atvažiavom į kanjoną, pasižiūrėsim internete, skaitam, kad nepritaikyta žmonėm, bet visai gražus kalnas iš tiesiai. Atvažiavome į vietą, kur susijungia 2 jūros. Tai čia va viena, čia daugiau yra tų burlenčių. O į kitoj pusėje praėjus paplūdimį, ten biškiuko tolėliau yra kaituotojų rojus. Va. Viena jūra ramesnė, kita audringesnė. Čia yra kur pavėsinės tokios, kur gali išsinuomoti turbūt aprangas, viską. Thank you. Kaip ačiū. Evharisto. Bravo, bravo. Bravo. Yamas. Yamas. Thank you very much for everything. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. O, kaip kvepia, čia bazilikas. Sekėme ledus Karpeterijoje kavinėje. Tai labai gerus padarė bombinius, dar neragavau, bet mano limončelo. Ir vaniliniai, tokie kaip cementas spalvos ledai. Krista sakė, kodėl kriauklių nėra, tai nusprendėm, kad visos va čia suvežtos. Surinktos ir suvežtos į tokį laivą. Namučiai, kuriuose gyveno. Tai va, įėjus virtuvinės. Naminis gyvūnėlis. Pasitinka prie durų.
Jis rodės. Mes savo kelionės draugą, kuris šią kelionę su mumis draugavo, Volkswagenas. Už mašinos nuomą sumokėjom 200 euriukų. But every time